2026 metų sausio 29 dienom Berlyne su karine pagarba buvo sutikta Lietuvos ministrė pirmininkė Inga Ruginienė. Po to surengta bendra spaudos konferencija su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu. Dėmesys buvo skirtas Europos saugumui ir Vokietijos ginkluotųjų pajėgų brigados dislokavimui Lietuvoje. Federalinis kancleris. Taip, ponios ir ponai, aš labai džiaugiuosi, kad šiandien galiu sutikti Lietuvos premjerę, mielą Ingą Ruginienę. Sveika atvykus į Berlyną. Aš labai džiaugiuosi, kad mes šiandien pirmą kartą Berlyne susitinkame, iš viso pirmą kartą susitinkame, nes tu esi nuo rugsėjo 25 metų, o aš gegužę praeitų metų buvau Vilniuje paskutinį kartą. Taigi mes dar neturėjome progos susipažinti. Lietuva ir Vokietija yra ne tik artimi draugai ir partneriai, bet ir neatsiejami Europos laisvės ir saugumo sąjungininkai, ir mūsų pokalbis vyko po saugumo padėties ženklų. Ta padėtis yra rimta, ji reikalauja aiškumo, ryžto ir sanglaudos. Rusijos karas vis dar trunka prieš Ukrainą ir netgi su nepakitusiu brutalumu, todėl mes Ukrainą ir toliau remsime, mes tai darome iš įsitikinimo ir Ukrainos gynyba yra ir Europos taikos plano gynyba. O dėl taikos negalima dėrėtis neįtraukiant ukrainiečių. Taika turi būti grindžiama suverenitetu, teritoriniu vientisumu ir tarptautinė teisė. Mes intensyviai kalbėjome apie NATO rytų flangą, saugumą kalbėjom. Paskutinio vizito Vilniuje metu aš pasakiau tokį sakinį, kuris vis dar galioja, ir aš esu labai dėkingas, kad jisai buvo įamžintas prie Vilniaus rotušės sienos. Aš sakiau, Lietuvos saugumas yra ir mūsų saugumas, Vilniaus apsauga yra ir Berlyno apsauga. Taigi, tai ir lieka Vokietija, laikosi prisimtos atsakomybės, dislokuodami savo brigadą Lietuvoje, mes kartu investuojame į Europos saugumą. Ir kaip jūs tikriausiai žinote, mano kolegė žino, kad tai yra vienintelis Vokietijos Bundeswehro junginys, kuris yra didžiausias junginys už savo šalies teritorijos ribų. Ir tai nėra politinis simbolis, tai yra karinis indėlis į atgrasimą ir gynybą. Saugumas šiandien yra vis dėlto ne vien tik klasikinis karinis buvimas. Ir pastaruoju metu patiriame mes vis daugiau hibridinių grėsmių. Tai nesiekia dar karinės konfrontacijos ribos, bet mes vis tiek turime jas rimtai žiūrėti. Vokietija ir mūsų partneriai turi toliau stiprinti apsaugą kritinės infrastruktūros ir toliau plėsti atsparumą. Tu man pasakoji, kad yra apie tuos balionus, kurie virš kritinės infrastruktūros Lietuvoje skraido iš Baltarusijos, ir tai rodo, kokios grėsmės mums yra iškilusios. O taigi atsparumas reiškia ir tai, kad Europa darytų pažangą pasaulinio konkurencingumo aspektu. Tai reiškia, kad reikia technologinio suvereniteto, taip pat sustiprinti ekonominį pagrindą mūsų saugumo. Labai džiaugiuosi, kad ES komisija mes vasarį apie tai yra po 2 savaičių, kalbėsime apie konkurencingumą, Europos pramonės konkurencingumą. Tai bus per tą European Leader Retreat mes kalbėsime. Tikslas yra aiškus. Mes žinome atsparios Europos, kuri ne tik reaguotų, bet kuri gali greitai besikeičiančiame pasaulyje formuoti ir savo ateitį. Tai reiškia, kad reikia ES labai ženkliai sumažinti biurokratiją. Mes turime stiprinti vidaus rinką ir mūsų priekybinius ryšius. Jūs žinote, kad jau praeitą savaitę su Italijos premjere mes paruošėme atitinkamą dokumentą. Dėkoju, kad jūs atvykote į Berlyną. Mes džiaugiamės, kad panašiai vertiname Europos ir Vokietijos ir Baltijos šalių
padėtį ir tai, kad Baltijos šalys, žinome, labai aktyvios ir NATO, tai yra mes turime kartu stiprinti saugumą ir stiprinsime tikriausiai ilgą laiką, nes saugumo politika NATO yra svarbi tema. Taigi, nuoširdžiai sveikinu atvykusią tave. Aš labai džiaugiuosi, kad mes toliau intensyvinsime bendradarbiavimą. Taigi, labai ačiū už tavo vizitą Berlyne. Gerbiamas kancleri, nuoširdžiai dėkoju už šiltą priėmimą ir atvirą pokalbį. Tai tokie susitikimai dar kartą patvirtina, kokia artima ir patikima yra Lietuvos ir Vokietijos partnerystė. Ir taip, jūs paminėjote tą citatą, kuri yra ant mūsų rotušės sienų. Ir ši žinutė, šitas pareiškimas, politinis pareiškimas mums reiškia labai labai daug. Ir mes reiškia ne tik visai Lietuvai ir mūsų žmonėm, tai yra tai, ko mes iš esmės ir norėjome išgirsti, matant stiprią partnerystę ir užnugarį, kurį galime pamatyti jūsų vaidmenyje. Rusija buvo ir išlieka didžiausia grėsmė ne tik rytinėms valstybėms, bet ir visai Europai. Ir čia mes turime tą tokį bendrą matymą ir nuomonę. Gerbiamas kancleri, Lietuva mato ir palaiko Vokietijos lyderystę Europoje. Ir aš labai tikiuosi, kad, ir tai rodo tie požymiai, kad jūs tikrai galite prisijimti šitą vaidmenį. Ir naujoje didžiųjų valstybių realybėje Europa turi ne tik reaguoti, bet ir formuoti savo ateitį ir tai labai yra svarbu. O mes tvirtai remiame Vokietijos pasirengimą prisijimti šitą vaidmenį ir esame pasirengę prisidėti politiškai, praktiškai ir strategiškai. Lietuva daro savo namų darbus taip pat ir šiandien gynybai skiriame jau šiais metais 5,38% BVP. Ir tai nėra simbolinis sprendimas, tai aiškus pasirinkimas investuoti į savo saugumą, į NATO patikimumą ir į transatlantinį ryšį. Mūsų vyriausybės prioritetas iki 27 metų visiškai pasirengti nuolatiniam koviniai Vokietijos brigados dislokavimui Lietuvoje. JAV ir Vokietijos karių buvimas Lietuvoje yra kertinis mūsų nacionalinio saugumo elementas. Vokietija taip pat yra viena svarbiausių Lietuvos ekonominių partnerių ir didžiausių investuotojų. Bet kartu mūsų partnerystė neapsiriboja vien politika ir ekonomika, ją stiprina žmonės. Kalbos mokymasis, kultūriniai mainai, akademinis bendravimas kuria tvirtą pagrindą ilgalaikiam pasitikėjimui ir artėjantis Lietuvos sezonas Vokietijoje 27-28 metais bus puikiai proga dar labiau suartinti mūsų abi visuomenės. Didelę mūsų pokalbio dalį be abejo skiriam Ukrainai. Lietuvos saugumas neatsiejamas nuo teisingos ir tvarios taikos Ukrainoje. Todėl aktyviai dalyvaujame tarptautinėse iniciatyvose ir esame pasirengę prisidėti prie visų formatų, kurie stiprina Europos saugumą. Šiandien Europai ypač reikia aiškios, atsakingos lyderystės. Ir mes matome Vokietiją kaip vieną svarbiausių tos lyderystės ramsčių. Lietuva ir toliau tvirtai rems Ukrainą, jos suverenitetą, teritorinį vientisumą ir teisę pačiai spręsti savo ateitį. Ukrainos narystė Europos Sąjunga mums yra ne tik politinis tikslas, bet ir esminė Europos saugumo garantija. Turime rasti realius sprendimus, kad Ukraina galėtų tapti visateisė Europos Sąjungos nare. Aptarėme ir platesnį saugumo kontekstą, be abejo, NATO stiprus transatlantiniai ryšiai ir strateginė partnerystė su Vokietija ir JAV yra pagrindiniai Lietuvos saugumo ramsčiai. Lietuva visiškai solidarizuojasi su Danija ir Grenlandijos žmonėmis. Suverenitetas ir teritorinis vientisumas yra principai, dėl kurių neturi kilti abejonių ir diskusijų. Arkties saugumą laikome bendru transatlantiniu interesu. Esame įsitikinę, kad dialogas ir bendradarbiavimas, o ne tarifai ar konfrontacija yra kelias į stiprią Europą ir tvirtus transatlantinius santykius. Tarptautinė tvarka turi likti grindžiama Jungtinių tautų chartija, tarptautinė teisė ir lygių valstybių bendradarbiavimu. Baigdama noriu dar kartą padėkoti kancleriui jums už nuoširdų ir draugišką susitikimą. Lietuva vertina Vokietiją ne tik kaip strateginę partnerę, bet ir kaip tikrą draugę.
Esame pasirengę eiti šiuo keliu kartu, stiprindami saugumą, konkurencingumą ir Europos vienybę. Ačiū Jums. Andreas Rinke von Reuters. Reuters klausimas. Tai kanclerių ir premjerė, ponia kanclerė, šiandien iš ryto jūs skaitėte plėdoje už savimi pasitikinčią Europą, kalbėjote. Man įdomu, kaip yra su kariniu JAV saugumu, tai būtent susiję ir su Lietuva. Ir mes visai nepakalbėjome, ar nebuvo kalbama apie atominius ginklus, kaip Švedija dabar masto, ar SPD, pavyzdžiui, socialdemokratai buvo iškėlę tokį klausimą, bandė išjudinti jį. Ir Prancūzija kalba apie tai, ar jūs galite apie tokį FKAS projektą galvoti, ar yra kažkokios tai išvados, gal galite pakomentuoti. Ačiū už klausimą. Mes žinoma visų pirma norime, kad sustiprintume savo karinės pozicijas, norime savo gynybiškumą sustiprinti, bet mes ir žinome, kad Europa šiuo metu vis dar ir priklauso nuo pagalbos iš JAV. Tai nėra visiškai nauja naujiena. Saugumo garantijos ir Ukrainai, ir mes norime, kad JAV ją suteiktų, ir kad ir Berlyne, ar Paryžiuje per susitikimus mes atitinkamai susitarėme ir tai raštu užfiksavome. Todėl mes sėdime vienoje valtyje ir šį rytą savo kalboje aš jau reklamavau tai, nes Amerika ir Europos Sąjunga, NATO yra labai glaudžiai susijusios ir tikiuosi, kad taip išliks. Yra svarbu, kad mes ir toliau stiprinsime, žinoma, palaipsniui savo gynybinius pajėgumus. Europos Sąjungos ir NATO bendradarbiautume įsigydami ginklus. Pagal tinkamus projektus reikia žiūrėti, kokie yra poreikiai, kad juos suderintume. Jūs žinote, kad Prancūzijoje irgi tikrinama galimybė apie atominius pajėgumus ir kovinių lėktuvų pajėgumus. Jūs žinote, kad mūsų konstrukcijos yra skirtingos ir mes bandome ieškoti bendrų sistemų, ar galėtume mes kurti bendrai tuos lėktuvų konstrukcijas ir juos gaminti kartu. Artimiausiomis savaitėmis mes priimsime bendrus sprendimus. Dėl atominios apsaugos Vokietija pasirašiusi yra 2 tarptautinės sutartis ir įsipareigoja neturėti atominių ginklų, tai yra tie 2 tarptautiniai dokumentai, kuriuos mes pasirašėme. Dėl to mes neturime kompetencijos ir neturime teisės turėti atominius ginklus Vokietijoje. Bet tai nereiškia, kad su kitomis Europos valstybėmis mes negalime kalbėti apie atgrasimo priemonės panaudojant atominį ginklą. Ir tokie pokalbiai vyksta, bet jie dar vis yra pradinėje fazėje, jie neprieštarauja tiems planams, kurie turi JAV, tai gali papildyti JAV strateginius planus. Bet tie pokalbiai dar yra pradinėje stadijoje, strategiškai ir karinė prasme. Tokius sprendimus reikia priimti, bet laikas dar nėra subrendęs, kad galėtume su dalyvaujančiomis šalimis priimti galutinius sprendimus. Aš manau, kad mums yra svarbu pradėti nuo to, kad nereikėtų supriešinti skirtingų šalių, nereikėtų supriešinti transatlantinių ryšių. Mūsų yra pagrindinis tikslas - stiprus NATO alijansas. NATO alijanse yra Amerika ir Europa. Tai šitas alijansas yra mūsų saugumo garantas. Ir pradėti visas diskusijas ir darbus būtent reikia nuo to. Ir nebejotinai, be abejo, per tam tikrą laiką tokių
skambučių esame tikrai neramastingų gavę, bet tai nereiškia, kad mes nedirbame link to, kad vis dėlto NATO alijansas stiprėtų. Kartu koja į koją kalbame ir apie Europos didesnį saugumą. Ir jeigu kalbame atskirai apie šalis, tai šiandien kiekviena šalis daro didžiulius namų darbus. Lietuva savo ruoštų, myliomis ir dideliu greičiu juda prie to, kad vis labiau ir labiau stiprėtų saugumo prasme, pradedant nuo oro gynybos ir kitų ypatingai reikalingų sprendimų. Tai yra ta bazė, kurią pradžiai mes turėtume turėti, jeigu mes iš tikrųjų norime atgrasyti ir jaustumėmės saugiai geopolitiniai padėty. Ja, Jörg Blank von der Vokietijos spaudos agentūra abiems klausimas. Jūs kalbėjote apie padėtį Ukrainoje, ten kyla pavojus, kad karinė bus humanitarinė katastrofa. Jūs sakėte, kad Vokietija ir toliau remia Ukrainą. Ar jūs galite konkretizuoti, ar Ukraina gali tikėtis, kad gaus naujus Patriot sistemas, ar kaip jūs konkrečiai norite sustiprinti tą saugumą? Ar tą šalį ir dar papildydami šios dienos pareiškimą, kalbėdamas apie suverenitetą Europos, ar čia nereikėtų kalbėti apie tai, kad Europa jūsų priešakyje ir valstybių vadovai, kad ieškotų dialogo su Putinu paraleliai su tuo, ką daro JAV. Ačiū labai. Taip, ponia Blank. Labai ačiū, mes koordinuojame paramą Ukrainai ir labai intensyviau, ar bent jau lygiai taip pat intensyviai mes bandome antiraketinės sistemas suteikti, pirkimai vyksta per Vokietiją ir taip pat per Europos Sąjungą. Mes matome, kad Ukraina yra pati pajėgi gaminti antiraketinės sistemas. Ir tai, apie ką mes diskutavome dar prieš keletą metų Europoje, tai gali padaryti ukrainiečiai patys. Ir bet kokiu atveju mes matome tokią beatodairišką bombardavimą Ukrainos infrastruktūros. Tai yra kasdieniai karo nusikaltimai, kuriuos vykdo Rusija prieš Ukrainą. Todėl mes bandome viską padaryti, kas yra mūsų, kiek leidžia mūsų galimybės, užkirsti kelią tam karui. Kaip mes jau ir kalbėjome, mano kolegė yra skeptiška, kad Rusija norėtų pasirašyti paliaubas ir taikos sutartį. Todėl mūsų spaudimą mes turėsime išlaikyti, sankcijas turėsime taip pat ir toliau taikyti, galbūt netgi sustiprinti. Mes bandysime, žinoma, ir diplomatiniais keliais, tai koordinuojame jau su Ukraina ir koordinuosime su Europa ir Amerika. Mes žinome apie tai, kad ruošiami tokie pokalbiai, jau žinome ir detalės, todėl aš nematau būtinybės atidaryti naujų kažkokių dialogo kanalų. Mes, aišku, esame pasirengę bet kokiam formatui, bet kokiems pokalbiams. Iš Maskvos mes jau praeitą savaitę gavom žinių. Bet kokiu atveju mes darome viską, kad užbaigtume šį karą diplomatiškai, humanitariškai ir kariniais veiksmais. Jau 4 metai viskas yra Rusijos Maskvos rankose ir ten turi atsidaryti durys ir Maskva turi būti pasiruošusi baigti šį karą ir jeigu to nepadarys, tai ir ekonomiškai Rusija pajaus, kas ir kiekvieną mėnesį vis stipriau, ką tai reiškia. Ir pasekmes tas pajaus. Ir nieko man nebūtų svarbiau, kaip pasiekti būtent to. Visą karo laikotarpį yra skyrusi 1 milijardą eurų paramos.
Ir tą mes darom vis naujus sprendimus kiekvieną dieną. Tai šiandien su 2026 metų biudžetu mes esame įsipareigoję 0,25% BVP skirti Ukrainos paramai. Dar praeitą savaitę, kadangi žinot, kad yra didžiulės atakos kritinį infrastruktūrai, Ukrainos žmonės gyvena be šilumos ir elektros energijos, Lietuva priėmė sprendimą 90 generatorių išsiųsti į Ukrainą. Ir kiekvieną trečiadienį, kuomet mes turime vyriausybės posėdžius, mes priėmame tokius sprendimus. Ir tai reiškia, kad mes demonstruojame aišku norą ir poziciją remti Ukrainą ir mes tikime jos pergalę. Susitarimas dėl taikos turi būti Ukrainos sąlygomis. Tai yra jų žemė ir jie turi spręsti apie sąlygas, kuriomis galima būtų susitarti dėl taikos. Ir tai yra labai svarbu. Vielen Dank.